Kaunui tapus laikinąją sostinę, čia persikėlė ir valstybės vadovai. Pirmųjų valstybės asmenų gyvenimą sunku įsivaizduoti be pobūvių. Nuo Kalėdų iki Užgavėnių. Tiek tęsiasi renginių Kaune maratonas. Tuo metu vykdavo daug labdaros renginių, ilgainiui jie tapo tradiciniai kaip neatskiriama žiemos sezono dalis. Iki 1000 svečių pritraukdavusiuose labdaros pokyliuose dalyvaudavo ir pirmoji šalies pora – Antanas Smetona su žmona Sofija. Pokylių dalyviai ne tik siekdavo surinkti lėšų, tai būdavo puikia proga ir užmegti įdomias, naudingas pažintis, išgirsti svarbių ar šiaip smalsumą tenkinančių faktų. 20 amžiaus 4 dešimtmetyje balių imta rengti gerokai daugiau. Kaune vienu metu kartais vykdavo bent 4-5 pokyliai. Aukštuomenė rinkdavosi į ne tik elito skonį atitinkančias vietas, kaip restoraną Metropolis ar Kauno Rotušė, bet ir į prestižinę. Apie kokią prestižinę vietą nutylėjome.